Šiandieną mes susirinkame paminėti pirmosios tavo darbo dienos, kuri techniškai buvo balandžio 1. Aš vis dar galvoju, kad tu priimsi tokį pokštą, kad tavo pirma darbo diena yra balandžio 1. Kad, žinai, čia tariesi porą mėnesių į priekį, kaip visas bus darbas, kaip, žinai, tipo, darysime postus, kaip tu dirbsi, kaip klinikoje ir visokius dalykus. Ir sakai, žinai, pradėsim balandžio 1. Ir pradžių manau, kad tiesiog priimsi, kad tai yra pokštas. Bet ačiū Dievui nepriėmė. Ir atėjai vis dėlto tą dieną, kai reikėjo. Tai va, tai kadangi nuo užvakarėsi mūsų kolektyvo dalis, tai tuomet, taip sakant, biškai prabėkime nuo to, kuom tu papildai mūsų kliniką ir gal net kaip pas mus atsiradai institucijai. Gerbimo Ieva. Jėzau, gerbimo Ieva, kaip atsirado, tai oficialiai kada ir atsiradau balandžio 1, bet pačią mintį tai kada pasėjai prieš metus kokius. Ne? Bet pas mus atėjo balandį, aš mačiau pagal mūsų sistemą vidinę, nes tavo treniruotės balandį prasidėjo. Aš treniruotę atėjau, man atrodo, pas tave atėjau kovo 24. Taip. Ir tada tu man priskyrei Gabrielių. Ir tada aš pas Gabrielių pradėjau jau nuo balandžio mėnesį. Nuo balandžio. Jo, tai va, tai jau aš metus lankiau kaip pacientė, kaip klientė sunkumų klinikoje. 2 metus. Metus lygiai. 2 kartus per savaitę, va, ne 2 metus, 2 kartus per savaitę. Taip. Ir jo, turbūt nebuvo nei vienos praleistos treniruotės išskyrus ligą. Ne, tu religiškai visiškai tai lankai ir mes iš pradžių netgi mąstėm, kur tu kaip bėganti savo triatlonus ir visą hyperaktyvumą išreiškinti fiziniam krūvyje, toksai, kaip jį pavyks suderinti tarsi sunkumų kilnojimą ant viršaus, bet let and behold, žiūrėk, jau metai praėjo ir tu religingai lankai ir kol kas dar traumų mes neturėjau. Apart ligos. Jo. Čia netraumų. Dar atsimenu podcastą, taigi turėjom tada, kai pasikvietei čia irgi filmuotis, tai ir tada dar turbūt jau mintis kirbėjo, kad gal ateik čia Ieva pas mus. Taip. Čia, žinai, čia ne kaip yra toksai a trial by fire būtų, kad yra įmeti į procesą ir jeigu žmonės, kaip sakom, sunkumų kilnojimas ir stiprėjimas yra toksai, kaip kartais juokiuosi, yra dūšiai grinantys procesai, nes tu turi vis daryti sunkiau, daugiau, ir jeigu žmonės kažkurio proceso metu pasako, žinai, man užtenka. Čia toksai filosofinis yra, žinai, tipo, kada tu savo pasakai, kad esi pakankamai stiprus. Na tai tada, kai pasakai, tada ir nustoji stiprėti. Na va, ir tu, žinai, tada niekada nebus. Tai va, ir toksai tavo trial by fire buvo, kad ateina kitas medikas, kuris irgi, žinai, daro ir nieko nestoji, ir jam niekada nėra gana, kiek jisai gali padaryti. Ir toks tinka. Reikia pasiūlyti. Tai aš manau, kad viskas jau yra žmogaus kaip kūno, minties, proto, asmens mirtis, jeigu tai jau viskas, aš jau čia tipo padariau viską, ką čia galėjau ir va, tipo, nebeįdomu. Taip. Nu, bet visada galima kažką dar padaryti, kažką geriau, kažką daugiau, greičiau. Jeigu negreičiau, tai įdomiau tada, jeigu neįdomiau, tai tada lėčiau. Nu, žodžiu, vis tiek kažkaip jau galima padaryti. Tu žinai, tu esi kaip ta gyvoji personifikacija to Sokrato frazės, tai yra liūdna būtų nugyventi visą gyvenimą, nesužinojęs, kiek gali būti stiprus. Tai čia, žinai, yra visiškai to ir išgyventi. Nu, žinai, fundamentaliai mes irgi toj sunkumų klinikai tokie ir esam, tai žinai, kiek yra tavo pajėgumo ribos. Jeigu ateina, žiniausiai, žmonės su patologija, ar jinai būtų muskuloskeletinė, ar jinai būtų antikrininė, tai yra, žinai, mes ateinam, kai kažkokia yra disfunkcija, bet fundamentaliai, kai disfunkcija primsta, o tai kur šiaip yra tavo fizinė riba, arba ar tu bent jau turi pamatinės taisyklės sudėtas, kad tu galėtum išreikšti savo funkciją. Tai, žinai, tas yra kažkur, žinai, čia yra bendrumas tarp visų šakų, žinai, ir mes esame sporto medikai, ir endokrinologai, ir pulmonologai. Tai. Bet šiaip dar faktas, kad protingi žmonės sportuoja ir in the first place, iš kur aš sužinojau apie šitą, apie sunkumų kliniką, tai dar grįžkim atgal, tai gal kokie, aš nežinau, aš karts nuo karto su Dainium Jakučioniu susirašau ir mes susitikdavom ketvirtadieniais iš ryto sporto klube, tai žodžiu, protingi žmonės sportuokite. Ir jisai kažkaip man užsiminė, kad yra va tokia sunkumų klinika, nes sakau, kur tu čia Dainiau kilnoji, taip sakau, svorius, nes aš žiūriu, ten jisai kelia, žinai, su treneriu kažką daro, man tai faina, nugalvoju. Tai va, papasakoju ir galvoju, reikia pas juos apsilankyti. Tai žodžiu, bet čia, žinai, tas teisingas kelias. Neatjuokingas, žinai, tas toksai Vilniaus medikų socialinis burbulas, tam tikros amžių grupės nuo 30 iki 40, kur visi susitinka arba per kokios nors rungtynės bėgimo, arba kokioje sporto salėje, nes mes kaip ir sakai, fit people, tiesiog sportuoju ir kelias, ką tu dar darai? Ką tu dar darai ir ką tu dar gali, nes aš noriu su tavim dar kažką padaryti, žinai. Ką tu dar darai, tai jau. Aš šito šiaip net nežinojau, čia, žinai, tas man jau yra
Čiam smagu išgirsti, nes irgi Dainis kažkada buvo mano šeimos gydytojas, kuris po to patako psichoterapeutu. Tai sakyt, tavo šeimos gydytojas? Jis buvo mano šeimos gydytojas dar. Taip, jis buvo tas nuostabus žmogus, kur, čia žinai, kad, kai šeimos gydytojui gali parašyti tiesiog žinutę, žiūrėk, aš biškai karščiuoju, manau, kad gripas gali man nedarbėkumą išrašyti. Tiesiog per SMS geris, jo, gerai, iki kiek reikia. Tai čia, žinai, tiesiniai geri laikai, bet kai pakeitė profesiją, supratau, kad, šeimos gydytojų paslaugų reikėjo, bet dar psichoterapeutų nereikia, tai susitiksim kitam kontekste. Tai va, cool. Tai turbūt, žinai, dabar, kadangi pasipildai pas mus kaip dar vienas specialistas, tai vėlgi, žinai, ne kineziterapeutas ir ne sporto medikas esi, bet šiuo atveju endokrinologija, tai turbūt klausimas yra pagrindinis, tai yra, kaip aš tai, žinai, irgi juokiuosi kitiems, kad dažniausiai apibrėžtas sritis arba apibrėžtas pavadinimas pasako, ką daro tos srities specialistas. Taip. Niekam nekyla klausimų, ką daro kardiologas, nes dirba su širdim. Ką daro endokrinologas? Hormonus, tyria hormonų sėklys morka, o tie hormonai tai jie labai labai tokie įvairias spalviai. Tai įsivaizduokim, hormonas yra kaip mūsų kūne, tam tikroj kūno daly, organe gaminama medžiaga, baltymas, kuris veikia tam tikras sistemas ir perneša tam tikrą informaciją. Tai pavyzdžiui, vyrai turi sėklidės, endokrininis organas, moteris turi kiaušidės, skydliaukę turime visi, antinkščius turim ir kiekvienas tas organas, jisai gamina atitinkamą hormoną ir atitinkamas hormonas palaiko atitinkamas funkcijas. Ir, žodžiu, padeda mum išgyventi, tai galbūt su kokiais pagrindė simptomai žmonės ateina pas mane. Tai va, tai kaip ir kalbėjom, kai nežino dėl ko pradeda kristi plaukai, nuovargis, širdies permušimai, gali būti netgi, jeigu turim hipotirozę, sulėtėjusią skydliaukę, depresiškumas, viršsvoris, nutukimas, apetito pokyčiai. Moterim labai dažnai būna endokrininių priežasčių, visokių mėnesinių ciklo sutrikimų, išskyros iš krūtų, pavyzdžiui, jeigu turim galaktorėją ir turim didelį prolaktiną. Taip. Tai va, vyram turbūt libido sutrikimai. Tokie vat atrodo tarsi nespecifiniai ir dar kita labai didelė dalis, ką endokrinologai mes gydom, tai mes tyriam ir gydom tiek pirmo, tiek antro tipo cukrinį diabetą. Tai va, tai čia viena turbūt didelė dalis. Ir čia tas 8% iš esmės būna. Diabetas, tada skydliaukė, tada turbūt reprodukcinė funkcija, dar nutukimas didelė dalis, ir tada ten visi tie lipido, galaktorėjos jau kas antinkščiai, kas jau labai mažai, ten kokie 3-5% belieka. Biški toksai nuokrypis, bet čia netgi pačiam dabar iškyla klausimas besiklausant. Dažniausiai, tarkime, kai kalbam apie vyrų seksualinę sveikatą, dažniausiai būna libido sutrikimas, bet visi šnekam apie sumažėjusį libido. Ar per endokrininiuose sutrikimuose būna hiperseksualumo kaip simptomas? Arba ar tai būna kartais simptomas, nes visą laiką būna sumažėjus funkcija? Ar būna padidėjus? Padidėjusios aš dar nemačiau. Okay. Natural, tai prasme, nemačiau, dar tokio paciento neturėjau, bet aš galiu spėti, kad vis tiek tai yra iki tam tikro lygio testosterono padidėjimo, tai kas galbūt būtų, jeigu vyras vartoja kažkokius tai steroidus, sportininkai, pavyzdžiui, taip, kultūristai, arba nebent tada yra kažkur kažkoks navikiukas, ar sėklidės, ar kažkokį ir kitą audinį, kuris tiesiog gamina androgenus, hiperandrogenizmas. Tai vad galbūt būtų tokios dvi organinės priežastys, viena iš išorės, kada gauna testosterono, o kitas, kada tiesiog per daug to testosterono yra. Hiperprodukcija. Ok. Fair enough. Tikrai nuokrypis. Cool. Tai, bet irgi, žinai, kaip ir mes kartais juokdavomės, kad Santariškėse pačiose, kad yra visas endokrinologijos skyrius, iš kurio yra 90% tiesiog lovų gulinčių su įvairiausiam diabeto formom ir patologijom. Taip. Žinai, bet visa turbūt įdomioji dalis yra, žinai, tas visos kitos kintamosios, nes tai yra, kaip sakote, paslėptieji simptomai, nes žmonės kreipiasi dėl nespecifinio skundo. Ir tai yra kažkas, ką gali padėti endokrinologas. Kas būna tokie dalykai, kur galiausiai žmonės patys stebisi, kad jie papuolė pas tave, bet pas tave išsisprendė. Nes čia būna tokie dalykai su geležim dažniausiai su arba su skydliauke, arba net ir neštuminiai dalykai, kur aš pats net nežinau ir susiduriu tik tais praktiškai, dažniausiai iš tavęs girdėdamas.
Tai aš dabar galvoju, aš bandau diferencijuoti, kas galbūt žmogui būtų neįprasta, o kas man yra neįprasta, nes man visą tai įprasta jau yra, tai va dabar kaip... Atidalinkime būdų, tai dabar kas žmogui neįprasta, po to prie tavo prieisim. O Dieve, kas žmogui neįprasta, tai galbūt žmogui neįprasta, kad yra turbūt nuovargis ir geležies stoka. Tai kaip čia feritinų visi su tais feritinais žemais ir vitaminais devaikšto, nu bet jau ne iš pirmo paciento, čia ne mokslas, čia tiesiog aš praktikoje girdžiu. Yra vitamino D stoka. Mes, tarkim, turim turėti oficialiai pagal endokrinologų dabar rekomendacijas 100 nanomolių ir daugiau, 110-120 koncentracija vitamino D kraujyje. Žmogus turi 40, 60, nu ir vat nuovargis. Nerandam jokios kitos patologijos, tik vitamino D stoka. Pasiskiriam ampulės, žmogus sugeria tas ampulės. Nu, žiūrėkit, gydytoja, po 3 mėnesių, kaip čia, ar čia tas vitaminas D padėjo, kad jau ir energijos turiu, ir gyventi jau noriu. Bet tai aš dar tada, tai žinai, pasakau, nu tai ir pavasaris, tai ir saulės turim daugiau, nes irgi prisideda, labai prisideda. Tai vat galbūt tokie dalykai, kur atrodo, ai, čia smulkmena, bet iš tikrųjų labai labai didelį įtaką turi mum. Kas dar, nu tai va. Širdies permušimai, fizinio krūvio netoleravimas, plaukų slinkimas, tai vėlgi su geležies stoka ir būna labai dažnai moterim ta nuostaba, tai čiagi mano tos mėnesinės jos negausios, man ginekologė sakė, kad čia neturėtų būti kažkas, feritinas 13. Nu tai va. Normos riba? Normos laboratorinė, nu tai yra laboratorinė maždaug nuo 10 iki 105. Kiek normos riba? Optimali riba, žinai, optimali kūnui, nu tai bent jau 50 reikėtų turėti, kad gerai galėtum funkcionuoti. Sakai 13, tai žinai, tipo referencas nuo kiek, nes tipo... Referencas nuo 10 iki 150, bet gali būti ir iki 250 mikrogramų litre, bet norint gerai funkcionuoti, nu bent 50 reiktų turėti. Nu tai vat, galbūt tokie smulkus vat, dalykai, kas galbūt atrodo neįprasta. Paskui, dar vienas, bet čia irgi tokia buvo nauja studija, kuri dar nepatvirtinta, bet jau lyg randa ryšį, kad virš 40 metų, kem 5 moterys, kurios jau link perimenopauzės eina, MTL padidėjimas jau yra kaip žymuo, kad mažėja estrogenai. Praktikoje labai daug matau irgi moterį su hot flashu, su karščio bangom, su smegenų rūku, žodžiu, nu, vat, makšties sausumas, visi tie tokie, vat, grinai somatiniai estrogenų sumažėjimo simptomai, tačiau kliniškai ką? Mėnesinės yra, viskas kaip ir yra, žinai, ginekologiškai sveika ir visa kita, bet MTL-as 4-5. Nu tai va, tai irgi jau kaip toksai, kaip rodiklis. O tokiu atveju tiesiog pakaitinė terapija reikalinga? Nu, va, tokiu atveju, tai aš... Čia kombinuojamas su statinai ir kitais aspektais. Kombinuojama. Šiaip aš manau, individualiai žiūrima. Okay. Nes oficialiai tai tu pakaitinę gali paskirti, kada 12 mėnesių nėra mėnesinių. Arba bent jau kiek aš esu girdėjus. Aš pati, kadangi neskiriu, tai aš tiesiog siunčiu tiem ginekologam, kurie turi, na, su menopauze tą išsilavinimą, kurie specializuojasi šitoj. Taip. Jo, nes čia tikrai skamba, kaip jau yra, nu, polisisteminis biškit nuokrypis, nu, tipo, MTL-as ne vienas vienintelis dalykas, kurį tu kontroliuoji. Jo. Nu, tai va, tokių vat, vis daug įdomybių sužinau, mokausi, vat, nu, vat, daug visokių. Čia, žinai, turbūt yra, kur dažniausias pokštas irgi, čia kaip pas mus dažniausiai, ar ateitų vyresnis ar jaunesnis, jeigu ne moteris, tai, žinai, vyrai ir būna, nu, pradeda kilnoti ir, kaip čia, jaučiasi šiek tiek geriau, bet dažnai nebūtinai rekomendaciją gauna, bet tiesiog patys nueina pasidaro lytinius hormonus ir, tipo, nu, testas ten 10 rodų. Man reikia turbūt siuntimą pas endokrinologą ir toks. Čia, žinai, kur, sakau, nu gerai, nusiųsiu, bet o ko tu tikės, nu išrašys. Žinai, vien to, kad žemas neišrašys to jo. Ir tai nėra dar indikacija. Čia, kad tai, žinai, ir būna tas skira diskusija su jais, kad net jeigu jums rodo pakankamai žemus rodiklius, nu tai turi būti kiti, nes yra, žinai, čia kaip tie yra, kaip su metaboliniu sindromu. Tai yra, tu iš esmės reikia kelių kintamųjų vienu metu, tai yra ten, žinai, vienos didžiosios ir kelių mažųjų vėliavų, kad tau galėtų kažkokį net gydymą skirti. Šiaip aš jaučiuosi, kad turėčiau būti, kaip čia dabar, didesnis už tai, kiek dirbu ir geriau miegoti ir mano testas biškiai žemesnis, bet vis dar normose, nėra priežastis skirti kažką.
Na, tipo, tu reikia daugiau negu vieno kintamojo, nes aš noriu, nėra atsakymus, kodėl tu... Tai reikia daugiau negu vien tai LH, pasižiūrim, kiek galiausia tos smegenys, ar jos nėra dėl, pavyzdžiui, nemigas, dėl streso, dėl viršsvorio, dėl to paties metabolinio sindromo, būna labai labai supresuotas LH. Ir tiesiog smegenys neduoda sėklidėms signalą, nu ir ką sėklidės jos tingi, jos negauna signalo, ką mums dirbti, mums bosas nesako dirbti, tai mums ir nereikia dirbti, mes nieko negavinam, kūnas tiesiog taip funkcionuoja, mūsų nieks neklibina, nu tai tada galima galbūt ir tabletiniais kažkokiais preparatais padėti pradžią užvest, bet žinoma, nu, tai miegas, nes miego metu yra gaminasi tas ir augimo hormonas, ir testosteronas, o dieną tada svorio kilnojimas, atitinkamas baltymo kiekio suvalgymas, nu tai čia vat yra kaip stimulas tam, kad tu naktį galėtum gaminti efektyviai testosteroną. Taip. Nu, vienas yra stimulas, o kitas yra išmės prekursorius gamybai. Ir tu turėjo būti turėti, kad mechanizmas veiktų fundamentaliai. Nu, čia irgi šiek tiek sunokreipiu į tą temą, bet rinkai pilna yra visokių test boosterių. Ar jie veikia, neveikia? Niekada nekvesinau šitos temos šiaip. Test boosterių aš irgi... Ten būna visokie natūralūs analogai, taip pat ten, kas ten buvo prieš tai, turkesteronas labai dominavo, gal tu kada apie tai domėjaisi? Ne. Nesidomėjau. Žinau, kad, vat, pavyzdžiui, jeigu libido gerinimui, tai yra tokia makarūt. Maka šaknis, jinai ir vyram, ir moterim padeda ir šiek tiek testosterono būstinimui. Ir dar buvo toksai labai garsus tribulius terestris, bet dabar vis daugiau debankina jį, kad jisai beveik neturi įtakos testosterono gamybai. Pavadinimas terestris. Tribulius terestris, taip. Nu tai kas, tai pagrindė kas omega 3? Taip. Vat galbūt ta makarūt, pakankamas baltymo kiekis ir svorio kilnojimas turbūt daug geriau pabūstins negu bet koks suplementas, man atrodo, negu bet koks kažkoks papildas. Jo, čia tai papildų tema vis laik yra pasikartojantis elementas, kurį vis laik reikia pridėti. Yra vienas dalykas, tu duosi kaip čia dabar, tinkamą preparatą, ką aš sakau, prekursoriais, nes iš kažko gaminasi. Žinai, ar jis duosi leucino arba zivalino arba kažkokios amino rūgšties, iš kurios gaminasi, fermentas, baltymas, you name it, kurio tu nori. Kitas dalykas, tu turi sukurti kūnui stimulą tą medžiagą įsisavinti ir produkuoti, ko tu nori. Taip, bet tai žiūrėk, jeigu tu duodi plytas, kad tau statytų namą, ten papildas yra plytos, o kūnas tavo ląstelės, visa kita yra, na, įsivaizduok statybininkai. Tai tie statybininkai, nu, tokie visiškai lepšiai kažkokie. Dar jie iš tų plytų gerą namą pastatys. Jie nieko nepastatys. Jie nieko nedarys, jie sėdės ir lauks, tai jūs galit brangiausias omegas gert. Ir jeigu jūs nesilaikysite gyvenimo būdo rekomendacijų, tai nieks nieko ten neveiks beveik. Nu, kažkiek bus gal geriau. Taip, bet aš vieną netgi studiją tokią buvau suradęs, kuri gana gražiai racionalizavo tai buvo lyginamojosios dvi grupės, buvo chondroitin sulfato ir kolageno ten reabsorbcija sąnariuose, kurie tenais buvo žymėti tenais su žymenimis, žodžiu, kad tu suvartoji ir po to stebi, kur tai nueina tiesiog tos amino rūgštys. Ir jie tiesiog lygino dvi grupės, tai yra tos, kurios gavo fizinį krūvį ir kurios negavo. Ir reabsorbcija, tenais, man atrodo, kelio sąnarius, ilkūnių sąnarius buvo kur kas desnė grupėje, gal ten net 7% didesnė. Tais atvejais, kuomet fizinis krūvis buvo kombinuotas kartu su preparato vartojimu, vien dėl to, kad tu mechaniškai, kuomet judini objektas gauna kur kas geresnę kraujotaką, kai jis gauna geresnę kraujotaką, jis kur kas geriau reabsorbuoja tai, kas cirkuliuoja kraujyje. Tai ten gulėk ir vartok, nebus reabsorbcijos, nes nėra kraujotakos tas sezonas. Nu tai va, pavyzdžiui, irgi vieną atsiminiau čia iš kolegijos turbūt Instagramo reelsą, kad kaip vaistas žino, kur jums skauda, kai jūs išgėrėt. Jis nežino, jis tiesiog nueina ten, kur vyksta dalykai. Tai čia irgi lygiai tas pats ten, kur aktyvesnė kraujotaka, tiesiog gal afinitetą didesnį turi, ten prikimba, nueina ir viskas. Taip. Čia aš kartais irgi, bet turi savo sritį ir ten toj pačiai srity vis laiką mes, kaip pati paminėjai apie ginekologus, yra tie, kurie specializuojasi tam tikrame filde. Pačioj endokrinologijai, kas yra tavo susidomėjimų sritis? Arba kas tau įdomiausia yra jame? Man įdomiausia, man patinka, kai sportininkai ateina ir kokie jų būna pakitimai, tai va ta sporto endokrinologija, bet galbūt irgi nesu labai pasigilinus. Reprodukcinė visai įdomi endokrinologija ir skydliaukė. Okay. Tai va galbūt šitie tokie 3 dalykai. Aš dažnai tą dalį, kuris, čia tas pats mūsų kolega Edvardas, kuris kaip ir dietologas, bet jisai irgi tavai sako, nu, ten sportininkų dietologija. Kažkurioje iš konferencijų buvo įvardinta, kad nenaudokite sporto, nu, tipo, kaip priedėlio savo sričiai, nes tai labai, kaip čia, atskiria žmonės nuo jūsų. Kitaip tariant, jeigu žmogus nesportuojantis mano, kad jis netinkamas yra jums, nu, jūs jam netinkamas. Sako, teisingas žodis iš esmės yra, nes, sako, sporto kryptis, jinai yra ne apie atletus, sporto kryptis yra apie funkcijos atlikimą.
Tai iš esmės čia yra, žinai, čia funkcinė technologija arba funkcinė sporto medicina arba funkcinė dietologija, nes techniškai tada, kada kūnas gauna kur kas didesnės, stimulus, polėkius, krūvius, jo reakcijos yra šiek tiek kitokios. Tai žinai, čia visi funkciniai mėginiai apie tai ir sukasi, tuomet, žmogus labai miega prastai, pradės miegoti biškai geriau, keisis jos skydliaukės funkcija dėl pasikeičiusios funkcijos gyvenime, o ne dėl to, kad įdėjai kažkokį kintamai. Jo, tai čia galbūt tas terminas jau ne sporto, bet kaip čia... Funkcinė technologija. Funkcinė. Taip, nes tu skatini tam tikras funkcijas, taip norėdama pakeisti išeigą pačio organo. Tai va, čia nuokrypis semantinis, bet svarbus. Dar atlieku skydliaukės echoskopiją. Gali neklausti, atlieku. Tai gerai. Šiandien Juozo pažiūrėjom skydliaukę, tai va, labai graži, labai faina. 1,5 mm, 0,8 berods. Normos ribos, labai gerai. 13 ir 10. Ai, nu va, tu prisimeni. Žinai, kur yra irgi atmeti vieną iš elementų, nes visai tas yra, kaip sakau, mano galvos galoje yra vienas, čia, jeigu kažkas giminiai kažką turi, tu žinai, kad ir gali to tikėtis. Ir žinai, kad vienu metu mano tėtis turėjo irgi hipertirozę, kuri tenais buvo, aš priežastingumą jau dabar nebeatseksiu tiksliai, nes irgi istorija ten paini buvo. Bet irgi visą laiką būdavo, kai mes po to jau kalbamės, kai man būna kokiu nors užeina periodai, kai imunitas biškai prastesnis, arba galva dažniau skauda, arba daugiau netgi ir su ta psichoemocinė būklė, jeigu, žinai, daugiau agresijos užeina periodai, kuris, nervai nelaiko dėl situacijų. Ir, žinai, ten su kokia mama kalbė ir tokia, pasižiūrėk, tu jau skydliaukė, žinok, nes, ten gali būti kaip tėvai ir toks, man neaiškink, ką žiūrėti. Taip. Bet jie šiandien atmeti, kad skydliaukė viskas gerai. Ten dabar jinai yra visiškai tvarkinga. Bet žinai, vaizdas ne visada funkcijos atspindi. Tu mane prikalbėk dabar, jau gavau palaikinimą. Skydliaukę visada žiūrime ir echoskopiškai, tai čia struktūra, žinai, kartais galim pamatyti, jeigu matom ten hipochogeniškus, ten pavyzdžiui, vakar turėjau thyroid inferno, tai yra taip jinai ir vadinasi inferno, nes kaip inferno, kaip ugnis, visas dopleris raudonai mėlynai dega, hiperaktyvi skydliaukė, jinai vadinasi daug išmeta hormonų, tai va čia Greivso lygai būdinga. Nu tai va, tokių kartais funkcinių mes galim numanyti, bet tai gali būti ir lėtinio tiroidito, kada yra hipotirozė, irgi gali būti pradžia tiroidito, kada irgi tas inferno būna panašus, bet biškai kitoks margumas, nu žinai, tokios subtilybės. Tai va, tai tyriam, kaip atrodo iš echoskopijos ir kaip veikia, tai tyriam iš kraujo tyrimų. Ok, bet dabar netgi ir, tarkim, tokio inferno atveju, na, aišku, čia ten Greivsas ir buvo. Ar ne? Nežinau, antikūnus pasiėmėm. Ok. Buvo tiroiditas, kuris lyg pereina dabar į Greivsą. Būna taip kartais šiftas toksai iš vieno į kitą. Nes abi dvi autoimuninės ligos. Ir kaip jinai kontroliuojama? Kaip jinai kontroliuojama, nu tai visų pirma, ką dabar konkrečiai, ką padariau, tai mes nutraukėm tiesiog tiroksiną, jau prieš tai buvo nutraukta, nesikoregavo ta, žinai, tirotoksikozė, nu ir dabar papildomai dar tyrimų pasiėmiau. Ok. Tai va, čia turbūt dar kartą pasidžiaugsiu tom, kad, žinai, mūsų visą kliniką papildo dar vienas medikas ir ką reikėtų iš tiesų suprasti ir dabar visai pasidžiaugti, kad didžiąją dalim viso kūrimojo turinio ne vien tik tais bus mano rūškanas veidas su pernelyg didelė barzda, kuri retai tvarkoma, bet ir gerbimo Ieva bus didžioji dalis to turinio kūrimo, nes vėlgi, ne aš vienas su visais atsakymais, toli gražu daugiau diletantas, kuris nori tikėti, kad supranta, bet papildymo jam reikia senai, tai Ieva perims didžiąją dalį šitos, taip sakant, turinio kūrimo ir prisidės prie jo, nes bus įdomu apsikalbėti ir aš jau senai tokią mintį, kaip čia, gyvildinau, bet nenorėdavau visą laiką, kaip čia, kviesti kitų žmonių, kuriems atiminėjai tiesiogiai, žinau, vadinkime, jų laiką, o dabar, žinai, čia, kadangi esi part of the team, tai, žinai, tavo laikas yra mūsų laikas, tai gerai turėti daugiau tokius pasikalbėjimus, netgi tas pačių tyrimo analizės, arba, žinai, kokie yra algoritmai dabar keičiasi ir yra taikomi tam tikrom ligų gydymams, nes būkim nuoširdus, dažniausiai tos metodologijos, kurias mes taikome ir gydymo standartai yra dažniausiai, kai sakau, paveldimi, tai yra tu išmoksti vienus dalykus, iš to, ką darė tavo specialistai, kurie tave mokė, ir tu niekaip jų nekeiti, nors iš tiesų mokslas labai greitai juda ir dažniausiai rekomendacijos keičiasi. Taip, ir labai tų grey zonų daugiau atsiranda, kuo labiau ta medicina dabar, žinai, longevity, viskas individualizuota, ilgamžiškumas. Ir atsiranda tokių, pavyzdžiui, off-label, dabar visi tie longevity paskaitę Sinclairo knygą labai nori metformino. Bet ne visiems jiem reikia to metformino. Nu, žodžiu, tai tokių dalykų, visokių įdomių irgi atsiranda. O dar ir paliti tą teisinę dalį, nes visi, kurie paskaito Sinclairo, nori metformino ir tada, žiūrėkit, aš jums turėsiu rašyti indikacijas ir ligas, kurių jūs neturite.
Aš nenoriu meluoti dokumentuose, jeigu meluosiu, tai jums bus problemas, nes po to reikės paaiškinti kitiems, kai iš tiesų neturite diabeto arba kažkokio prediabeto. Tai čia dar teisinės bazės ir klausimai. Čia subtilybės visokios tokios. Bet kurias kartais reikia paaiškinti pacientam, kad žiūrėt, taip pat kaip lengva ranka aš tau testosterono neišrašysiu, nes čia eina su biškai kitokiam problemam šitas dalykas. Tai va, tai žinai, tos temos irgi yra svarbu pagildenti, nes irgi čia su kuo susiduriu, kad čia, žinai, medijos pasaulyje kaip ir vienas iš pagrindinių indikatorių visų siekiamybių yra tiesiog, žinai, kad žiūrėtų mus kuo daugiau, bet iš kitos pusės aš irgi biškai išlaikyti nori kokybinį elementą. Tai yra, žinai, žmonės turi matyti kokybę, ne vien tik tai, žinai, tipo, žiūrėkit, kiek aš daug galiu pakelti, arba koks aš fainas ir kokią anekdotą galiu papasakoti. Žinai, tai kur daug galiu pakelti, arba ten ta ryto rutina, pavyzdžiui, kur atsikelia ten 3 ryto, į šaltą vandenį veidą kiša, ten paskui kavytė, paskui tu žodžiu ten. Ir visi mes norim būti tokie gražūs ir sėkmingi. Tai viskas gerai. Medituotojai. Šitie dalykai turi vietą pasaulyje, bet šitie dalykai turi būti, žinai, prieskoniai visam bendram turiniui, bent jau taip, kaip aš norėčiau matyti, žinai, turinį, kurį mes kūrėme. Tai va, toliau, žinai, surasime vietą, kaip toliau komunikuoti ir kaip toliau kurti jį, kuris būtų šiek tiek, žinai, šviečiantis ir mokantis visus kažko naujo. Taip. Common sense. Blaivus protas. Good. Ta gražia gaida. Dėkoju. Like, share and subscribe. Susitiksime sunkumų klinikoje.